Sveiki draugai, su jumis Haroldas, krypto mokymų centras. Šiandieną pirmadienis, birželio 16 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai pirmadienis marketas išlekia realiai iškart nuo Daily Open. Turėjau du losus, tai yra 1-2, trečias kartas nemeluoja, trečias kartas išskrydo, tai matosi čia ant Hyperliquid charto buvo vienas losas. Antras losas, trečias jau išskrydo. Tokia pozicija, entris 105,8K. Tai dabar stovi 6R. Žiūrėsim, kadangi moving average gan lėti, tai yra 100 PM, tai kaina turėtų bent jau kažkiek čia pasismaukyti šią savaitę, kad tas mano mėlynas moving average'as spėtų prikilti ir tada užsidaryčiau kažkur profituose. Jeigu būtų gan staigus reversalas, tai profitų man čia nebūtų, būtų geriausiu atveju break even dabar. Tai, bet iš to, kaip susibildinė šitą structure, tai yra, buvo bandymas nusilofinti ir užsisuportino, padarė naują high, tai kaip ir neblogai. Spėju raidina mano moving average'us, tai yra fast trendą. Matosi, kad prasidėjo trendas, paliestas mano moving average'ai Haroldo, padarytas naujas high, tai tikėčiausi to pačio, kol tai nustotų veikti, tai yra paliečiam moving average'us, padarom naują high, paliečiam moving average'us, padarom naują high, ir at some point, tikėčiausi turbūt 110K, dabar yra tas bull bear line'as, kur kaina nesugebėjo laikytis iš vis nekiek realiai, čia vieną dieną, čia tik porą bandymų, tai 110K tas tikrasis resistance'as. Reiktų žiūrėti, jeigu 110K kaina palies moving average'us ir nebesugebės padaryti naujo high ir tada prasimūs žemiau jų, greičiausiai pabaiga. Bet tai vėlgi užtruktų, jeigu bent jau porą dienų mano tas moving average'as jau spėtų prie kainos prilysti ir užsidaryčiau profituose. Taip, tai tiek apie šią poziciją, apie šitą tokią kaip mini trendą. Sakiau, darant šeštadieninį video, kai buvom, kur mes čia šeštadienį dariau video, kažkur čia. Sakiau, kad turim aišku šeštadieninį high savaitgalinę, ir sakiau, kad jeigu kaina per savaitgalį sugebės čia taip bouncinti ir neclosing daily žvakių žemiau raudono moving average'o, kas ir įvyko, tai turėtų pirmadienį būti bent jau dar vienas bandymas, tai dar spėjant iš to, kad buvo 2 sykius bandyta paliesti mano moving average'us ir sufeilinta, tai šiaip kaina mėgsta liesti mano moving average'us ir dažnai prasimuša pro juos. Tai, trečias kartas davė šiokį tokį impulsą, tai taip ir atsitiko realiai. Kaina savaitgalį čia smaukėsi, niekaip neklausino daily žvakių žemiau mano raudono moving average'o. Tai matosi, kad suportinasi, čia neduoda užsiklausinti, tai yra labai gerai, jeigu būtų aišku vakar. Jeigu būtų vakarykštė žvakė užsiklausinus žemiau raudoną moving average'o, net jeigu šiandieną būtų toksai judesys, aš jau nebūčiau ėmęs šitų longų. Tai yra, pas mane strategijoje yra conditionas, kad vakarykštės dienos daily close'as privalo būti aukščiau raudoną moving average'o, tai žiūriu į vakarykščią dieną. Tai tarkim, šita žvakė užsiklausino žemiau, reiškia visą šitą dieną aš neėmiau jokių longų, nors čia ir buvo, tarkim, čia galėjau imti longą, bet čia gal kitą dieną, kaip čia buvo. Ne šitam longė aš sėdėjau, nuo kur aš sėdėjau šitam longė, turbūt nuo čia. Kažkur tikrai sėdėjau šitam longė. Nebepamenu, arba nuo čia, arba gal nuo čia, greičiausiai nuo čia.
Reiks įsijungti Hyperliquidą, jo, greičiausiai nuo čia, nes šeštadieninio 0-0 žvakę, tai yra penktadieninė žvakė užsiklausino jau aukščiau. Kur ta penktadieninė žvakė? Jo, tai ketvirtadienį, tai yra penktadienį neėmiau jokių longų, nes ketvirtadienį susiklausino žemiau, šeštadienį jau ėmiau longą, nes penktadienį susiklausino aukščiau. Ir vat kaip tik šitas klausas suėjo su... Kaip tik suėjo su 0-0 realiai. Tai yra jo, šitą pirmą neėmiau, ėmiau šitą. Tai yra ant šitos entry, ant vienas entry. 0 susiklausino aukščiau, jo, viskas teisingai. Tai nuo čia nuraidinau šitą, man čia gavosi 8, ir jeigu gerai pamenu, tada 2 losai. -1, -1 ir na dabar vėl 6. Žiūrėsim. Na šiaip tikėčiausi. Tai yra na obvious, ne, kad mes turim šitoje vietoje labai stiprų rezistansą. Rezistansas yra rezistansas tol, kol na jis neflipino į supportą. Tai realiai nuo šito liquidity levelio iki 110k visur šitoj zonai tikėčiausi obvious reversalo. Ir na tikėčiausi čia kažkokio tai lower high ir na tolimesnio bandymo čia. Tol kol na neparodys kaina, kad aš neteisus, tai jeigu nebus na čia reversalo, jeigu kaina čia tiesiog pradės maukytis, na konsolidatintis ir po to bus breakoutas virš 110k virš šitų highs, čia kaina užsisuportins, tai tikrai manyčiau, kad gali būti ir taip. Taip, na, gan netikėtai, nemanyčiau, kad čia daug kas tikisi iš tikrųjų tokio greito breakout, tai pro all time high, šiaip aš irgi nesitikiu, bet jeigu tai bus, tai aš tikrai jį longinsiu visais įmanomais savo longais. Na, tai tikrai nefeidinu aš aišku judesių, bet kol jų nėra, tai aš jų nesitikiu. Na ir matosi, kad jau ir mano pagal rimtesnių trendų strategija. Tai yra, na, jau šitą strategiją gaudo bet ką, kas tikrai turi tikimybės įsibreikautinti. Ir, na, jeigu kaina krosins aukščiau 7, tai, na, čia tikrai rimtas pareiškimas, kad visai gali būti ir toks variantas. Visai gali būti. Na, vėlgi, sakau, aš kol kaina man neįrodė, kad sugeba laikytis virš 110k, ilgiau negu dieną, tai na matosi obvious, ne, kad nesugeba visiškai, tai tol kol man kaina neįrodė, kad sugeba, tol aš aišku labiau rinkęs bearish, bet vėlgi sakau, tikrai nefeidinsiu. Na, primena mane dabar šitas price actionas pradžia kaip čia, ne, tai net jeigu aš pasiimčiau šitą va gabaliuką ir aš jį nusifotografuosiu. Pasiimsiu, prisidėsiu čia. Ir kuom primena? Na, primena tuom, kad tai yra buvo impulsas, ne, stiprus, buvo padarytas tas pirminis high, na ir tada antras bounce'as į lower high, na ir dabar trečias bounce'as, na irgi vos tik tais išėmė liquidity, bet nesugebėjo pakilti aukščiau initial high, tai realiai, na, tik išėmė liquidity ir, na, iškart sukrito ir čia jau po to atsimenat, kas dėjosi. Tai vat skirtumas būtų toks, kad jeigu visgi sugebėtų kainą čia prasipušinti ir neiškart sukrystų, o tikrai užsisuportintų ir tada prapušintų toliau, tada visiškai invalidatintų visą šitą teoriją. Ir, na, tada iš esmės invalidatintų ir, na, mano to krentančio channelio, ne, teoriją, na, kurią aš vis dar prisilaikau, tol kol kaina neįrodė, kad aš neteisus. Tai, na, toks price actionas ją obviously invalidatintų ir, na, čia tada tikrai būtų tiesiog bull flagas, galima sakyti, konsolidacija prieš push aukščiau.
Vėlgi, jeigu pažiūrėtume į mano daily moving average'us, tai yra į Haroldo EMA daily time frame, jie vis dar yra žali. Ir na, 2 bandymai realiai buvo kainą nupušinti žemiau ir na niekaip jie nekrosina raudonai. Tai visgi parodo, kad būliai nenori pasiduoti šitoje vietoje ir vėlgi vis dar, kadangi jie nėra krosinė raudonai, vis dar veikia mano na breakouto kondicija, čia veiktų, kad klausas aukščiau 114, aš šoku atgal į spotą su daug šaibų ir na gamblinu tolimesnį momentumą. Taip, tai na tiek šiandieną turbūt realiai vienintelis dalykas, kas pasikeitė, na kad na kol kas dar niekas, tai yra dar kol kas tikėčiausi tikrai labiau tokio varianto, nebent sakau 110k bull bear line'as, jeigu kaina sugeba čia laikytis na ilgiau negu porą 1H žvakių, tai na tikrai didėja tikimybė tolimesnio continuationo, ko manau išvis niekas dabar nesitikė ir na čia būtų tikrai toks kaip smūgis normiams, nes na, nebejočiau dar ir žinant vat visą tą pasaulyje dabar situaciją, kas ten vyksta su tam bombom, kad na visai tikėčiau, kad čia daug kas ir šortina iš tikrųjų šitą judesį. Tai o šortai labai gerai, BTC šortai labai gerai, nes tai tik papildomas kūras toliau pušinti į viršų. Eteris. Na, tolimesnis marketo ir visų altcoinų likimas, tai aišku priklauso nuo BTC. Na, hypas juda normaliai, bafūriškai, vėl šiandien padarė naują all time high. Monero, na, irgi bando prasibrauti, stebiu Monero, aišku, irgi, na, tik flipins žaliai, gal bus porą losų šitoje vietoje, bet tik to. Tai yra, na, prafeidinau visą šitą judesį kaip džumbras, tai toliau nebefeidinsiu, na, tikrai Monero, manau, skrys toli, manau, kiek dabar ten tas market capas, gal 6. Kiek ten yra, eina čia pažiūrėti, nenoriu dabar interneto jungti. O XMR market capas, na 6 bilijonai market capas tokiam coinui, na čia yra visiškas vėjas. Tai tarkim 2x market capas, 12b, čia Monero būtų kokią kainą. Nu jo, 700. Tai jo. Monero tikrai nefeidinsiu. Daugiau kaip ir viskas. Iš coinų nelabai mane čia kas domina. Jeigu BTC bus bullish, tai mane domina realiai tik BTC ir Monero. Na gal eteris, nes irgi palaiko dar žalius bensus, tai kaip ir šitas variantas man dar tiktų. Tai yra, na, buvo vienas false breakoutas, jeigu kaina sugebėtų realiai atpušinti atgal, tai kadangi jau buvo vienas false breakoutas ir kaina nesukryto į lows ir neflipino bensų raudonai, tai antras breakoutas turėtų daug didesnę tikimybę. Tai na tada gal dar eteris. Tai va 3 tokie coinai, kurios dabar žiūriu, jeigu BTC išliks bullish. Iššokti BTC obviously su 2 sistemom ir su spotu, šokti Monero ir šokti eterį. Tai jo, tiek toks video šiandieną. Like, subscribe, prenumeruokit, pereikite Telegramą, rašykit komentarus, kokią temą, jeigu turit kažkokių įdomių temų, kokias norit, kad panagrinėčiau, ar indikatorių, ar indeksą, ar šiaip kažką. Ir jo, su jumis buvo Haroldas ir susitiksime rytoj.